Ponia Kanopienė savo pranešime rašo, kad nesutinka su atleidimu. Jinai daugiau kaip 40 metų pradirbusi visuomeninio, ta prasme, sistemoje, niekada gyvenime neturėjusi jokių nusižengimų, niekada neturėjusi nei pastabų, nei įspėjimų ir pritaikyti už tai, ko jinai nepadarė, pačią žiauriausią nuobaudą atleidimą iš darbą, jinai nesutinka. Bet irgi tiesiog pasakėm, kad jinai turi kreiptis į darbo ginčų komisiją, duoti į teismą, nes mes šito negalim inicijuoti. Tai turi daryti pats žmogus. Dokumentų yra surinkta tikrai daug, yra visi perpatikrinti, yra prašymai, yra pranešimai, yra kopijos darbo sutarčių, parašų. Aš nekalbu, kad mes ten daugiau matėm, bet tiesiog kokie buvo pasirinkti objektai tą. Dėl valomų plotų jūs turite? Taip, aš turiu. Taip, turiu valomus plotus. Tai čia 15. Bet jau galit kažką papildyti? Taip. Taip, ir dar svarbiausia, Zita Čejauskienė, kur yra, reiškia, ten buvo 2 valytojos. Zita Čejauskienė valydavo tik virtuvę, o Žiaurinė salė. Netgi 2 valytojos buvo mestos į valgyklą, nors pagal... Taip, į valgyklą, netgi 2 valytojos. Viena tik virtuvę valydavo, o kita, reiškia, salė plaudavo. Gerai, aš tik norėjau patikslinti dar tos pačius ir man pateikė dokumentus. Antras dalykas, ar jums pavyko gauti, pavyzdžiui, 15 metų valomus plotus? Ne. O kodėl? Ne. Gal nespėjau gaminti? Leisit porą žodžių, aš turėčiau atkreipdėmės. Ne, 15 metų nepateikė, pateikė tik 16 metų nuo 01 mėnesio ir 01 ir 16.06 pateikė. Bet aš norėjau dar pasiaiškinti, jeigu yra skirti valytojo etatai, tai yra skirti tam tikram, ar aš teisingai suprantu, tam tikram mokyklos plotui valyti. Jo, jis būtent atsispindi tam dokumentu. Taip, bet jeigu, tarkim, įdomumas tame, kad prie kiekvienos valytojos pridėta aktų salė valoma pagal atskirą nurodymą ir poreikį. Kaip dabar prie kiekvienos valytojos, kaip įvertinti tą atskirą nurodymą, kuri ten bėga valytis, ar čia kaip priedas yra tas aktų salės valymas, ar čia turi būti užmokėta kažkas už visą tai. Už tą patį. Sporto salėje yra paskirtas žmogus. Atskirai. Taip, yra sporto salė, bet o aktų salė tai taip, pagal atskirą nurodymą visoms valytojams, kuri atlieka tą darbą, tai nenustatysi, 15 metų tikrai neturime, nepateikė mums šito ir sakau, kad į valgyklą dvi, reiškia, valgyklos virtuvės Zita Čejauskienė, valgyklos salė Aldona Žiaurinė. Paklausus ponios Kanopienės, o kas iš tikrųjų valė, tai vis dėlto valė Zita Čejauskienė. Taip. Valė Zita Čejauskienė ir, sakau, buvo ir žmogus, Danutė Alšauskienė, reiškia, valytoja valgykla ir plauna indus. Valytoja prie indų neturi teisės prieiti. Čia pagal higienos normas. Gerai, vienas toks stebėjimas. Čia yra antikorupcijos komisijos nuostatai, čia yra ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas komisijos nariams sudarom galimybę supažinti su posėdžio medžiaga. Nors reikėtų mums sakyti, kad mažiau būtų klausimų,
kad mes galėtum susipažinti. Nors pereitą kartą buvo labai daug spausdintos medžiagos ir popierių sugadinom ir paprasčiausiai diskusijos. Dabar iš karto iškils klausimas. Čia irgi pagal nuostatas numatyta, kad kviesti komisijos posėdį šių nuostatų 8 punktai įvardinti įstaigų vadovus ir suderinti su įstaigų vadovais, ir ten jų darbuotojus, ir taip toliau. Ir mes dabar ne vieną posėdį negalėjom įsikviesti direktorius, kad jį mums konkrečiai kažką tai pasakytų. Kodėl mes neįsikviešėm? Kas čia dabar? Nesuprantu. Tai siūlykit kviesti. Siūlykit kaip narys. Bet mes svarstom, pastoviai. Ateina medžiaga supažindinama pirmiausia su komisijos nariai. Pereitam posėdį aš jums užklausiu klausimą, kodėl su direktoriu nedalyvauja mūsų posėdį. Ir komisijos. Jūs paaiškinote, kad jinai atsisako. Kodėl jis atsisako? Nes sakė, kad išvykusi 2 mėnesiam į Ameriką. Ne, kaip grįžta, jeigu jau 2 mėnesiai tikrai praėjo. Bet jūs mes nesam Mes praeitam posėdį prašėme. Mes darbo grupiai buvom ją pasikvietę. Darbo grupės surinkta apibendrinta medžiaga jums buvom pateikta. Remiantis darbo grupės pateikta medžiaga, mes priėmėm atitinkamus sprendimus, kurie yra teisėti ir kurie buvo perduoti merui. Tai čia, kas liečia dėl aktų salės ir dėl sporto salės viršvalandžių, kuomet yra teigiama, kad nieks nelanko, o iš tiesų lanko. Dabar yra visiškai kitas epizodas, sudaryta darbo grupė atliko savo darbą, turi tam tikrus pasiūlymus. Jeigu komisijos nariai nori išgirsti Birutės Liutkuvienės pasisakymą vieno ar kito klausimų, mes galime priimti sprendimą, kviesti į posėdį Birutę Liutkuvienę, užduoti pasirinktus klausimus ir gauti atitinkamus atsakymus. Aš tikrai išreikšiu savo nuomonę, man tai būtų labai įdomu, jeigu žinote, kiekvieną klausimą. Pavyzdžiui, dabar mes kalbam, 3 žmonės liūdė, kad, pavyzdžiui, šitos žiaurinis nėra mačius kaip valytojas. Ar tų moterų, kurios liūdė ir raštiški, ir visi yra. Ir toliau paskiau dėl parašų tikrumo, kad žmogus irgi kartais pasirašė, jis gali net pažinti savo parašą pats. Bet tam reikalui ir tik tai ekspertai gali užsakyti, ar tas žmogus pats pasirašė ar ne. Šiandien mes taip už pagrindą negalim cituoti, kad būtent ir tos, tai mes turim... Bet Laimutė Kačerauskienė taip ir paminėjo, jinai atskirai pabrėžė, kad tai yra tik tais tokia nuomonė, kad parašai atrodo skirtingi. Pačio žmogaus neįmanoma buvo pakviesti, nes yra išvykus, kad jinai atpažintų arba neatpažintų savo parašą. Gali būti vis tiek žmogus yra vyresnio amžiaus, gali būti, kad tiesiog pasirašė. O dabar jums teko su direktoriu bendrauti, pavyzdžiui, dėl tų visų. Nu ką jie dabar sako, įdomu, kas per... Kitą kartą grupę reikėtų bendrauti. Aš turiu pasakyti, jinai atsakinėja labai arogantiškai. Moteris yra labai arogantiška. Jinai su šypsena, su pašaipa, su tokiu, ką jūs čia man padarys. Ir niekai nepripažįst. Taip. Nu ką apie tą pripažinti? Tai gal nėra kaltas šis? Gal čia mes kažką tai netaip darom? Nežinau, aš uždaviau žmogus, jie praeis medicininį patikrinimą ir kas jis surašyt viską neįgė. Tai reikia į komisiją, ar iš vis vadovė. Grupė visa girdėjo, aš jai uždaviau klausimą, kodėl buvo Kanotieniai taikyta griežčiausias atleidimas iš darbo. Jie pareiškia, ką jūs galvojate, aš čia vieną tai padariau, čia buvo suderinta. Galėko paklausti, su kuo buvo su šitai. Aš norėčiau plačiau pažiūrėti tą visą situaciją. Paklausykim tada audito skyriaus vedėjo. Pirmiausiai, pagal Vlado Šulco fizinio mokytojo skundą buvo pradėtas tyrimas ribotos apimties, ten konkrečiai apie tą epizodą. Ir po viso to buvo sudaryta darbo grupė, kurios pasiekoje, išvados pasiekoje, direktorė gavo pastabą. Toliau, kada viso tyrimo eigoje tenai išlindo nauji faktai, iš tikrųjų mūsų skyrius pradėjo dar vieną tyrimą. Tai čia ne dėl salės, o būtent dėl Aldonos Žiaurinės tenai, ar jin dirba, ar nedirba, ir ten fiktyvus įdarbinimas, nefiktyvus, ir dėl aktų salės naudojimo. Tai yra du tokie, kaip pirmininkė sako, epizodai. Tas tyrimas dar nėra galutinai baigtas. Šiaip aš net nenorėčiau ten plėtotis, bet labai daug informacijos sutampa, ką perskaitė gerbiama Laima.
Ir jeigu iš tikrųjų viskas bus nustatyta, bent jau maždaug kaip čia yra teikiama, mes patys tada perduosim prokuratūrai. Bet dar sėkmės. Tai dabar mes nedirbam kartu. Kas čia dabar gaunas? Kad mes vieni tyram, kiti tyram ir dabar galų gali prokuratūros, tai pradės dar tirti. Aš papildysiu. Mes, kai gavom informaciją dėl galimai melagingo Aldono Žiaurinės įdarbinimo, aš papildomai prašymų kreipiausi į administracijos direktorių Bronių Kryžių ir į audito skyriaus vedėją su prašymu labai konkrečiai patikrinti tą faktą dėl Aldonos Žiaurinės galimai neteisėto melagingo įdarbinimo iš audito pozicijų. Nes jie, žino kažkokią specialią dokumentų grupę, žino, kur žiūrėti, yra profesionalai, žino, ką galima, ką negalima. Mes žiūrėjome šiek tiek plačiau. Mes žiūrėjome vieną, kitą ir trečią etatą. Plius, renkant informaciją, aš kaip antikorupcijos komisijos pirmininkė skirtingomis datomis gavau sekančių buvusių darbuotojų, mokyklos darbuotojų pranešimus. Birutės Karpienės, minėta valytoja, kuri atleista, ji liudijo, kad niekada gyvenime nemačiusi tokios valytojos Žiaurinės ir buvo grafikuose įrašyta tik tais jos pavardė, o nei jokių kitokių rekvizitų apie šitą žmogų nebuvo. Toliau, Aldona Kanopienė savo raštu liudijo dėl neteisėto apsiprekinimo iš mokyklos sąskaitos ir kitokius faktus. Yra dar vienas epizodas Ritos Meškienės, kai direktorė savo sprendimu negrąžina Ritai Meškieniai iš prie projekto prisidėtas asmeninės lėšas, tuo tarpu, kai kitiems projektų dalyviams jau yra grąžinusi. Kiti projektų dalyviai yra mokytojai, yra tėveliai ir yra pati Rita Meškienė. Jai priklausančia pinigų suma turėtų būti 800 eurų, tuo tarpu dėl kažkokių neaiškių priežasčių Ritai Meškieniai ta pinigų suma nėra grąžinta. Tai gavau 3 pareiškimus ir dar kartą pasigilinusi į mūsų antikorupcijos komisijos nuostatus, supratau, kad kiekvienas narys gavęs nusikalstamos veikos požymių turinčios informacijos privalo nedelsiant kreiptis į teisėsaugos institucijas. Ir praeitą ketvirtadienį jums visiems buvo ta informacija persiųsta elektroniniu paštu, skanuoti dokumentai, jūs visi turite gavę prašymus, prašymų kopijas, dokumentų kopijas. Aš pati savarankiškai kaip narė antikorupcinės komisijos kreipiausi į Šiaulių apygardos prokuratūrą elektroniniu paštu, tuo tarpu taip pat informuodama ir Mažeikių rajono savivaldybės merą Antaną Tenį, taip pat elektroniniu paštu. Visas šitas dokumentų paketas tikriausiai jau yra pasiekęs galbūt ir jūs, ir papildomi tie prašymai yra pasiekę jūs, ir mes su ponu Milevičium buvom kalbėję žodžiu, kad po šito kreipimosi, prokuratūrai kreipiantis, jau papildoma ta informacija, surinkta informacija, audito vedėjas prijungs prie tos bylos, jeigu ta byla bus iškelta, ar prokuratūrai pasirodys pakankamai informacijos, tai ką mes turime ir ką mums yra pranešę buvę darbuotojai. Visus faktus apie galimus pranešimus audito skyriui ir apie turimą papildomą informaciją aš esu sudėjus ir jūs visi esate tą informaciją gavę. Penktadienį berods. Irina, kada mes siuntėme? Bet kodėl mes negalime apibendrinti vieną medžiagą, daryti vieną medžiagą ir atiduoti tą solidžią medžiagą kartu su antikorupcija, kartu su savivaldybės auditu. Auditas irgi kreipėsi dėl nuobaudų, mes irgi kreipėmės kažkaip. Aš galėčiau patikslinti. Antikorupcijos komisija nėra savivaldybės administruojamas objektas. Bet mes galim koordinuoti. Mes ir koordinuojam, kiek galim vieni kitus papildydami, pasiderindami, pasižiūrėdami, gaunamą medžiagą. Čia, kažin, ar ir galas matyti kažkokį perspektyvą, kažkokį rimtą. Ar galim irgi pasakyti? Antikorupcinė komisija savo darbė, jeigu pastebėjo kažkokius faktus, aišku, jinai ten tyrimą iki galo atlikti, kad jį perduoti, pavyzdžiui, ten drausminiai nuobadai arba baudžiamajai, negali. Yra ribotos tos galimybės. Tada, kas yra antikorupcinė komisija surinkusi medžiagą, gali perduoti administracijai, kur mes atlikę tyrimą, su rekomendacijom. Galim teikti, atlikę tyrimą, galim teikti siūlymus dėl drausminės nuobaudos. Čia yra viena dalis.
Prokuratūra atlikus savo tyrimą gali teikti teismui jau dėl baudžiamosios. Nes mes dėl baudžiamosios negalim, mes tik tai dėl drausminės nuobaudos. Todėl kiekvienas turi savo kriterijus. Pavyzdžiui, mums užtenka vienų kriterijų, kad drausminę nuobaudą duoti. Prokuratūrai reikia visai kitų faktų, visai kitų įrodymų, kad baudžiamąją bylą kelti. Todėl kiekvienas kaip ir dirba savo darbą. Antikorupcinės komisijos darbas yra tik tai, jeigu jie turi kažkokią medžiagą, pateikia ministrą, jinai kaip pranešimas. Pranešimas prokuratūrai, tarkim. Pranešimas prokuratūrai, pranešimas administracijai. Administracija atlikusi savo darbą gali, sakau, drausminės nuobaudos ribose kažkaip tai įtakoti žmogų. Čia mes ir negalim rašyti, mes perduodam tam ir tam. Ne, jūs perduot galit, bet jūs negalit rašyti, kad siūlom tenai pakarti ar dar kažką tai. Jūs perduodat. Tada tiek administracija, tiek pati prokuratūra išsiaiškinė. Pavyzdžiui, ta pati prokuratūra gali peržiūrėjus visą tą dalyką, gali ne tik grąžinti, atmesti ir viskas, ir užsidaro. Nes, pavyzdžiui, pas prokuratūrą yra labai didelis kriterijus, tai yra suma. Gali būti didžiausias nusikaltimas, bet jeigu ir akivaizdžiai įrodomas, bet maža suma jie atmeta, jiems čia nesudaro baudžiamosios atsakomybės. Tuo tarpu mums, kad ir maža suma, bet yra aiškus įrodymas dėl drausminės. Bet tarkim, Žiaurinės atveju, jeigu tai bus įrodyta, kad jinai nedirbo, o jūs pagalvokit, kada jinai priimta ir buvo atlyginimai. Bet prokuratūra skiria dirbsiu klausimą. 1,4. Jie skiria įrodinys ir prokuratūra. Čia jau jų, bet sakau, vien paimkim kokią sumą susidarys. Sum jau susidarė. Šitai ir aš taip pat kaip ir nebaigiau, čia pas mus gaunasi kaip ir 4 tokie epizodai atskiri. Tai pirma salė, kur yra iš tikrųjų jau skirta pastaba. Antras, ko gero, būtų, galėtumėm įvardinti audito ir kontrolės tarnybos atliktą ataskaitą. Šitą ataskaitą audito ir kontrolės tarnyba perdavė į prokuratūrą, ten atliekamas tyrimas. Dėl valgyklos varianto. Ir tenai atliekamas tyrimas iki teisminio tyrimo. Ir irgi, ką jie nustatys, kaip jie nustatys, o čia jau... Tai mes tyrinėjame atskirai. Ne, jūs netyrinėte, mes informaciją Tai dar Bet lygiagrečiai jie dabar irgi tyrinėja. Viskas tam išnagrinėjo. Kad jūs dabar siūlot perduoti, man atrodo. Taip, Algirdos atveju prokuratūrai. Visur tik perduoti. Tai ar aš teisingai suprantu, pagal 1-2 punktą jau yra vykdoma. Prokuratūra. Informacija yra perduota, bet šitą informaciją, aišku, gali papildyti jūsų tyrimas, gali papildyti dokumentų dalis, tai gali papildyti. Tai antro epizodu, kas liečia dėl valgyklos, prokuratūra atlieka jau darbą. Dabar, kas liečia trečią variantą, kurį mes dabar tyriam dėl Žiaurinės ir dėl aktų salės, iš tikrųjų čia jau nebe prokuratūra, čia jau STT, jie ten yra užsiėmę ir renka medžiagą, bet mano žiniomis dar nėra galutinai nusprendę, ar jie atmes, ar jie paims. Beje, man atrodo, ir FNTT tyrė, bet FNTT per mažai medžiagos turėjo ir kažkas tai atmetė. O šitas 4 atvejis, kuris neseniai tik pasirodė dėl Ritos Miškienės, iš principo jūsų komisija tiesiai perdavė į prokuratūrą, todėl administracija to klausimo taip kol kas lauk žiūrės, ką pasakys prokuratūra. Kol kas netyrė. Tai va, yra 4 momentai. Vienas jau yra kaip liktai nuspręstas, antras yra prokuratūrui tik tai. Dabar šiuo metu net mes netyrim. Trečias variantas, mes tyriam ir STT tyrė kartu lygiagrečiai, o 4 ką tik perduotas į prokuratūrą ir dėl to nežinau jokių rezultatų. Aš vis dėlto norėčiau dar patikslinti, kaip mes konstatavom, kad šitiek trūkumų, šitiek ir neteisingos apskaitos, ir turto pajamose, ir sutartys sudarytos, ir per viską. Sakykit, pagal jūsų pačių išvadas, kaip aš sakiau, nukentėjo, vyresnioji buhalterė, kaip nukentėjo, daugiau taip nedaryk. Nukentėjo ūkės dalis, vedė irgi tik tai reiškia, direktorė niekuom.
Direktorė nukentėjo, ji turi pastabą. Bet palaukit, ne pagal tą epizodą. Nu, ne pagal tą. O palei tą epizodą teisingai aš nepaminėjau, noriu pasakyti, kad direktoriaus įsakymu yra sudaryta grupė, kuri būtent dėl valgyklos dabar atlieka tyrimą ir darbo pabaigoje duos rekomendacijas merui dėl tarnybinės nuobaudos. Aš žinau, kad jie iš principo pakankamai rimtai konsultuojasi su advokatais, kurie darbo teisės srity dirba ir manau, kad tas rezultatas, ir ta rekomendacija, kurią teiks merui, pakankamai turėtų būti kvalifikuota. Bet viešos spaudoje buvo pasirodęs Nerijos straipsnis, kad nemato pagrindo. Laimutį dar nes klausimėlis jums būtų. Žinot koks, o dabar, pavyzdžiui, ir vieną, ir kitą atleido iš darbo direktorių, kaip jūs teigit, kad gindam savo pozicijas. Atleido iš tą vedėją, bet jinai tą vedėją iš karto, jeigu neteisė, tai parašys įsakymus ir atleis iš darbo, praeis atitinkamą laikotarpį, pati turi kreiptis į prokuratūrą, ne į mumis, bet į prokuratūrą. Darbo ginčų komisiją. Visų pirmiausiai, darbo ginčų. Ir tada, jeigu bus direktorių neteisė, jie atstatys, sumokės išeitinis. Dėl atleidimo mes ir nesikišame. Aš viską sakydama pasakiau, kad čia yra žmogaus interesas. Ne, čia yra žmogaus interesas. Nu, kad o direktoriai nieko. Dėl to niekas turbūt neįrodo, kai jinai kaltai. Palaukit, audito išvados yra visi trūkumai suvardinti. Ir kad sąlygos sudarytos, ir kad sistema neveikia. Galutinių žodžių turės tarti tą komisiją. Nu, sakykime, kitą savaitę turėtų jinai savo išvadas pateikti. Dar kol kas, taip. Dėl neteisėto atleidimo. Dar norėčiau papildyti Laimutę Kačarauskienę, sakydama į tą klausimą. Noriu priminti, kad mes praeito posėdžio metu nusprendėme, kad Sodų pagrindinės mokyklos direktorė Birutė Liutkuvienė vykdė šią korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką. Piktnaudžiavimas tarnybinė padėtimi ir įgaliojimų viršijimas, sudarinėjo neteisėtas sutartis ir ar jų priedus po audito tarnybos atlikto tyrimo pareikšta pastaba, dokumentų suklastojimas, dokumentai dėl apmokėjimo už salės nuomą, apmokėjimas ir kita atsirado tik darbo grupės atliekamo tyrimo metu, po audito tarnybos atlikto tyrimo pareikšta pastaba, su sporto salės užimtumo grafikas netitinka tikrovės, darbo grupė 16 metų birželio 21 dienos posėdžio protokolas numeris 7 bei kita surinkta medžiaga, dėl šio epizodo iki šiol netaikyta drausminė nuobauda, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, savarankiškai pasirinko atsiskaitimo už nuomą būdą, po audito tarnybos atlikto tyrimo pareikšta pastaba, leido naudotis sporto ir akto salėmis be oficialaus mokesčio mokyklai. Darbo grupė 16 metų birželio 21 dienos posėdžio protokolas numeris 7 bei surinkta kita medžiaga, dėl šio epizodo iki šiol netaikyta drausminė nuobauda, sukčiavimas, nuslėpė, kad sporto salė yra ženkliai ilgiau užimta nei nurodė. Darbo grupės protokolas numeris 7 bei kita surinkta medžiaga, dėl šio epizodo iki šiol netaikyta drausminė nuobauda, turto iššvaistymas, negautos lėšos už aktų ir sporto salių nuomą. Darbo grupės posėdžio protokolas numeris 7 bei kita surinkta medžiaga. Dėl šio epizodo iki šiol netaikyta drausminė nuobauda. Tuo tarpu juristo Nerijaus Rapšio išvadoje parašyta, kad darbo kodeksas nenumato, nėra pagrindo. Nėra pagrindo, tuoj pacituosime. Žodžiu, kad meras tik tais tokiu atveju taikys drausminę nuobaudą, jeigu bus darbo kodekse nustatyti pagrindai. Neva jisai kaip juristas nematintis darbo kodekse nustatytų pagrindų. Tuo tarpu aš pasikonsultavau su advokatais ir kitais teisininkais, kurie specializuojasi būtent darbo teisės srityje. Aš pati esu vartotojų teisės specialistė. Randu šitokias Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas nuostatas. Kai darbuotojas nerūpestingai atlieka darbo pareigas ar kitaip pažeidžia darbo drausmę, darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį. Kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas, darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį prieš tai iš anksto neįspėjęs darbuotojo. Toliau tas pats darbo kodeksas šiurkščių darbo pareigų pažeidimų laiko, kad savivaliavimas ir biurokratizmas
Ir 7 punktas - veikos turinčios vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo arba iššvaistymo, neteisėto atlyginimo paėmimo požymių, nors už šias veikas darbuotojas ir nebuvo traukiamas baudžiamoji ar administracinė atsakomybė. Šitą informaciją aš jums išsiunčiau ir tai yra atsakymas į pono Rapšio sudarytą raštelį, kuris ten praktiškai be jokių pagrindų. Ir iš to raštelio aš galiu suprasti, kad meras yra mulkinamas ir tyčia nuslėpiami esminiai darbo kodekse numatyti pagrindai, įstatymo dalis tam, kad paaiškinti, kad neva reikia kažkiek ten ypatingai daug raštelių, epizodų ir viso kito, ir viso kito, ir viso kito. Visos šitos medžiagos kreipimuose į prokuratūrą ir visko yra pakankamai tam, kad ponia Liutkuvienė būtų atleista iš einamų pareigų ir nebedarytų daugiau gėdos nei švietimo sistemai, nei kitiems direktoriams, nei mums patiems. Tuo labiau, kad tuose straipsniuose visuose panagrinėjus nėra numatytas nei šitų padarytų pažeidimų lygis, nei laipsnis. Nėra įvertintas, kokio tai turi būti dydis, koks turi būti, kad galima būtų pritaikyti šitos straipsnius. O jie ir būtent 236 straipsnį yra konkrečiai, kad ne tik už ten pažeidimus darbo ar kažką, bet ir už kitus pažeidimus. Daugybė šiurkščių pažeidimų, daugiasluoksniškai. Galima daugybė straipsnių, tarp kitko komentaruose yra teismų kolegijos komentaras, va būtent dėl šito įvertinimo, kiek čia yra daug padaryta. Nėra įvertinimo, nei lygio, nei laipsnių, kiek tai turi, kas tas skaitosi daug, o kas tas skaitosi mažai. Jeigu yra nustatyti ten eilė pažeidimų, galima taikyti straipsnį. Tuo labiau, kad, sakau, ir teismų bylų praktikoje yra, ir teismų kolegijos išaiškinimai yra. Bet to ta pati minima čia posėdžio metu pastaba yra už tai, kad jinai neteisėtai pagrindė 10 valandų sporto salės nuomos. Dėl 40 plus 31 valandą, ką mes dirbom ir nustatėm, jokios nuobaudos nėra taikyta, netgi pabarimo nėra taikyma. Už aktų salės nuomą 3 metų, kur mes akivaizdžiai sunešėm visus duomenis, taip pat nėra taikyta jokia nuobauda. Čia yra visiškai skirtingi epizodai. Visiškai skirtingi. Dėl aktų salės dar viskas prieš akį, o dėl sporto salės, kur jūs sakėte, viršaus. Ne. Pastaba, jo, už viršaus, aš kiek supratau. Už 31 valandą. 10 valandų jinai yra pagrindusi ir 10 valandų atsiėmėm stalviršiais ir žoliapjovėm. Mes tą žinom, ir už tai buvo pastaba, o kas viršaus, už tai visiškai absoliučiai. Kai ėjo, visi pripažino, visi sakė, kad taip, viršaus ėjom, ir treneriai tą patį liudiją, ir tą patį asociaciją, Mažeikių teniso klubas. Taigi čia dirbo grupė žmonių. Bet kada mes užsiimsime tuo klausimu ir pasakysime stop šitai mašinai? Kas galės atsakyti šitą klausimą? Demokratija čia, va, tas ir yra. Čia ne demokratija, čia yra minkšta kūniškumas. Aš suprantu. Čia nėra kablelį kažkur tai padėta ir... Būt pas Lukašenkas. Šitiek darbo įdėta ir dabar grupė žmonių 7 asmenys 3 mėnesius dirbo tyrę, antikorupcijos komisija atsiudėjo 3 kartą renkasi. Pirmininkė, aš galiu pasakyti, o tai jeigu Nerijus Rapšys, meras klauso Nerijos Rapšiaus, tai mes kaip komisija, kaip komisijos pirmininkai, kaip daro, negalim mūsų išklausyti? Ar mes nekompetentingi pasakyti, kad šitiek pažeidimų yra ir jūs galite atleisti? Tai dabar surašiau vėl, kad prašom pakartotinai atkreipti dėmesį, prašom atleisti. Kodėl turi būti Nerijos Rapšiaus pagrindas neatleisti, pareikšti pastabą už šitiek pažeidimų? Nepareikšti jokios. Jeigu tik tai bus pagrindas, tada pareikš, nes dabar nėra pagrindo pareikšti. Jūsgi pats dalyvaujate. Artūrai, jūs visur dalyvavote. Ir jo labiau, kad pati darbo grupė, žinau, kad čia mano Laimutės atveju čia pasigirsta kaltinimai, neva rinkimai ir taip toliau. Darbo grupė buvo sudaryta visų partijų atstovai. Judita Čejauskienė, Socialdemokratų partija, Artūras Pekauskas, Tvarka teisingumas, Laimutė Kačarauskienė, Darbo partija, aš konservatorė, Milevičius konsultuoja socialdemokratas, iš valstiečių, kaip dabar vadinasi tai partija? Žaliųjų valstiečių sąjunga. Ne, kur buvo pas mus Stonkus, skyriaus vedėjas. Darbo grupėje. Ir šitokia grupė žmonių iš visų partijų suėję, taigi, nežinau.
O pačioje antikorupcijos komisijoje tai dar turim ir visuomenės atstovus, kurie Visuomenės dalyvauja, atstovai galiausiai. Klausimų svarstyme. Ir va, irgi visuomenės atstovas yra, taigi nėra tarybos narys. Šito klausimu dabar dirba ir prokuratūra dirba, ir STT dirba, ir... Aš žinau, kad čia ne jūsų sėdėjau klausimas, bet kada bus sustabdytas Aš skaitau, kad visiškai... O dėl to, aš sakyčiau, labai analogija panaši visai neseniai, kada Gražulio šitas klausimas iškilo ir kada netgi pati prezidentė reikalavo, kad būtų nuimtas Milius nuo posto, o premjeras sako, aš negaliu. Čia demokratija. Supraskite, va tokia sistema. Bet premjeras vis tiek parodė savo tokį žodį, jisai pasakė, kad tu traukėsi iš posto. Tu viešai pasakė. O jis nesitraukė, nieko negali padaryti. O mūsų, Nu, ką tu nesitraukė? pavyzdžiui, niekas nesaka tokių Trūks pavyzdžių. kažkokį kabliuką. Pas mus pats neišeina. Tai dabar mes atiduodame į prokuratūrą, ar norite matyti direktorę Birutę Liutkuvienę, kad pasiaiškintų, ar mes čia daugiau negrįžtam prie to klausimo ir surinktą medžiagą? Teisingas klausimas. Ar tą surinktą medžiagą dabar, ką čia pristatė Laimutė Jie vėl Kašrauskienė, paneigs, kad čia papildomai? pasikviesi, aš nežinau. Naudos nebus. Nebus. Naudos nebus. Tiesiog jums reikės vėl papildomai susirinkti, organizuoti posėdį Aš ir nematau, Gauti vis tiek tos- neatsakysiu. tos tuos pačius atsakymus. atsakymus. Nežinau. Aš pasistengsiu asmeniškai su ja susitikti daugmaž, kad susidaryti bent ir vaizdą, kas čia Gerai. daro. Kodėl tai Aš siūlau, kad čia Jūs nereikia. pilnai turite teisę, jūs esate ir tarybos narys, ir Taip, esate taip. ir antikorupcijos komisijos narys, jūs pilnai turite teisę pabendrauti. Norėčiau su ja tikrai. Nors aš jos ir nepažįstu, bet kaip nors per jumis aš telefoną ar ką nors. Kad sudaryti bendrą vaizdą, kas ten iš tikrųjų. Dabar aš suprantu ir Judita Daleiskai, ji neturėjo būti komisijoje, irgi daug ten parėjom tokių negatyvių tokių pareiškimų. Judita tiesiai iš viso man pasakė, kad ir ji nešus, ir pinigus. Kaip ji galės įdurti komisijoje antikorupciniai? Už šokių organizavimą, tai ten visi mes nešiojam, kas surenktas ir viešpas direktorius. Bet kai reikia mums paimti, jau tada direktorius rodė, jau taip parodo. Nu gal taip ir iš tikrųjų, aš tai nežinau, bet Judita man asmeniškai, gal jį paneigti, gal jį pasakyti tam, kad aš nesakiau, aš tau taip nesakiau, bet buvo pokalbis po to pirmojo posėdžio, tai jį paskambino man telefonu ir šiek tiek pabarė, kad aš čia įvairių nereikalingų klausimų uždėjau ir taip tu sakau, Judita, jeigu jūs ten kartu dirbot, ar jūs gal irgi sako prie tų, jo, tai mes visi nešiojom. Ir ko gero tas pats Šulcis nešioja, kadangi dėl tų raktų, kai buvo iškėlė problema, kad pakeitos raktus, kodėl... Neigia nusikaltimus jos. Kas? Ar tai, kad mes žinome, kad ko gero tas Šulcas pirmiausia nešė paskui Ne, jisai jau, tai ne, pasakė, kad jau čia jinai nusikaltėlė. Bet ar tai neigia jos nusikaltimus? Ne, tas neneigia. Bet tie kabliukai yra, kad reikia trukdo priimti kažkam tai sprendimą, kiek aš suprantu. O gal aš irgi teisingai įsivaizduoju. Žinokit, mes tikrai mes sprendimą ir nepriminėjom. Ne. Yra siūlymas perduoti ten, perduoti tą, perduoti tą. Taip, mes surinkam informaciją ir perdodam, todėl kad mes nesame ikiteisminė institucija ir nei mes apklausime, mes galime paimti pareiškimus geranoriškai ateinančių mums ir, sekančių vienus ar kitus. Mes jau siūlydami, kad jau konkrečiai mes siūlom, kad atleisti iš darbo konkrečiai, kad pareikalauti ten kažkokius lėšus padengti. Bet tos lėšas irgi toks lydžis ir dabar už tas kėdės ir iš minusuot, kai ten tos lankus, krepšin, dar kažką. Nu čia ta visa... Pabarta buvo, pabarta. Bet tas irgi pabarta. Ir nusižengims, ir nuomonėms. Perdavimo aktų atsakingiems žmonėms nėra. Tai ar surinkti dabar medžiagą, mes tiesiog perdodam papildomai teisėsaugos institucijoms ir nebegrįžtam daugiau prie šito klausimo, o jeigu dar gaunam kažkokią informaciją, tiesiog jau siunčiam tiesiai į prokuratūrą ir viskas. Bet tai čia įjungia dar ir paskutinį tą atvejį tada dėl to lėšų projektų. Dėl to, kad netidavė mokytojai, taip, jungta. Jungti viską atiduoti, kad čia. Gal ne visi ir žino, kaip ten buvo su tais projektiniais lėšom. Ar norit plačiau apie tas projektinės lėšas? Pasakyti žmonėms, kas ten buvo. Žodžiu, situacija buvo tokia. Kelis metus vykdėsi projektas, projektui vadovavo anglų kalbos mokytoja Rita Meškienė iš ES lėšų. Tų projektų esmė tokia, ES lėšomis yra finansuojamas kelionės ir gyvenimas išvykstant į užsienio šalis ir gyvena šeimose, vaikai ir šitaip mokosi užsienio kalbų ir plus susipažįsta su šalimi. Mainų programos tokios. Pasibaigus projekto eigoje,
visą projektinę sumą nepavyksta gauti iš ES lėšų, 20% turi pasidengti iš asmeninių lėšų. Ir tik tais, kada grįžta visos projektinės lėšos, dalis tos sumos iš asmeninių lėšų yra uždengiamos, susigrąžinama. Situacija buvo toje, kad buvo surinkta apie 3700, apie 2900 buvo grąžinta tų lėšų. Bet kas įdomiausia, ir tai yra jau iki teisminio tyrimo instituto nustatyta, kad tos lėšos turėjo pareiti į projekto koordinatorę sąskaitą ir projekto koordinatorė turėjo tas asmeninės lėšas išdalinti. Tuo tarpu projekto koordinatorė jau nebedirbo šitoje mokykloje, jinai išėjo į gimnaziją Račkausko, anglų kalbos mokytoja Rita Meškienė, ir projekto koordinatorė neteisėtai po projekto pabaigos buvo paskirta Tupikaitė, pavaduotoja, Virginija Tupikaitė, man atrodo, Jasutienė. Buvo paskirta ir į jos asmeninę sąskaitą tos lėšos buvo pravestos. Tačiau, kol Rita Meškienė nesikreipė dėl tų lėšų išdalinimo arba dalies grąžinimo tiek jai, tiek tėvams, tiek kitiems projektų dalyviams, tos lėšos buvo tyliai, tarsi nusavintos. Rita Meškienė, jos pačios žodžiais teigiant, apėjo visas institucijas, pradedant švietimo skyriaus vedėjų, baigiant mero pavaduotoją Sigutę Bernotienę, ir jai buvo patarta neprasidėti, nes neva direktorė visada laimi ir jūs nieko nepasieksite. Čia Ritos Meškienės žodžiais tariant. Tada jinai kreipėsi į tą pačią Šiaulių prokuratūrą, nuveždama pareiškimą į Šiaulių prokuratūrą. Ir Šiaulių prokuratūra jie iš karto pasakė, sako, mes suprantame, kodėl jūs važiuojat pas mus ir kreipėtės į mus dėl to, kad čia yra tamprus ryšiai, mes jūs nedidelį, žodžiu, gali būti viskas užlaistoma. Prasideda tyrimas, aišku, tas tyrimas atkeliauja į Mažeikių prokuratūrą ir Mažeikių prokuratūroje, reiškia, perduota yra tyrėjui Evaldui Adomavičiui, kuris tyrimo metu nemato nusikaltimo apimties, tačiau į tą nusikaltimo tyrimo medžiagą atsigula daug įdomios informacijos, tame tarpe, kam pravesti pinigai, kas paskirta projektų koordinatoriai ir visa kita. Pasibaigus tam tyrimui, į mane kreipėsi grupė tėvų, 5 tėvai, su prašymu, kad padėčiau parašyti prašymą į prokuratūrą, kad jiems būtų grąžintos lėšos. Ir jiems negrąžino. Ir tiem tėvam negrąžino. Aš jiems sakau, tam, kad būtų 100% užtikrinta, jūs sueikit visi vienu metu, nueikit pas direktorę ir dar kartą raštu parašykite, pateikite raštų prašymus ir tada žiūrėsime, mes turėsim pagrindą, jūs paprašėte ir jums netidavė. Ir kas įdomiausia, kai tie tėvai nuėjo į kreipėsi papildomai į direktorė jiems visiems grąžino tas lėšas. Nors tos lėšas buvo pervestas šitai mokytojai. Ne, pavaduotojai. Po 80%. O prie pačių direktorių turėjo grąžinti jiem tiem tėvam, nesupratau. Nu, jau direktorius mokyklos, tai vadovas. Reikėjo, aš viską klausau. Nu, kurio momento nesupratote? Nesupratau, kad atėjo kreipėsi į direktorių, kada jie ne direktoriai davė pinigus. Davė mokytojai, kad iškeliauja Račkausko vidurinį. Ne. Direktorės įsakymų lėšos buvo pravestos jos pavaduotojai Virginijai Tupikaitei. Bet ne Meškieniai. Ne Meškieniai. Ir tada iš tos sąskaitos buvo pinigai išgrynyti ir išdalinti tėvams, bet po paskesnio papildomo dar prašymo ir visą kitą. Kai tėvai informavo mane, kad jiems buvo atiduotos lėšos, aš paskambinau Ritai Meškienei, sakau, žinokite, ponė mokytoja, jums grąžina lėšas, jūs nueikit, kreipkitės raštu ir atiduos, aišku, ir jums, nes jau visiems grąžino. Jinai susiskambino papildomai su kitais tėvais, kurie nežinojo, kad yra grąžinama, atidavė ir tiems tėvams. O Rita Meškienė nuėjo kreipėsi raštu. Ir kreipėsi raštu, užfiksavo savo prašymą ir iš jos buvo įsityčioję, jos pačios žodžiais tariant, jinai buvo išvaryta, žeminta, žodžiu, tu ir taip prisivogiai, tau visko užtenka, tu gavai išeitinės, tu čia ko tu čia dar nori. Ir jinai, išėjo tiesiog nieko nepešusi. Kadangi jinai asmeninių lėšų skyrė apie 1000 eurų, o grąžina po 80%, tai 800 eurų jai priklausytų nuo tų projektinių lėšų. Lygiai taip pat ir direktorė 1000 eurų yra gavusi ir yra atsijėmusi, ta prasme, 80%, tai yra 800. Tai va, papildomas epizodas buvo dėl negrąžintų, galimai nusisavintų lėšų, taip išeina, kad nusisavintų. Tai po šią dieną nėra grąžinti? Ne. O Meškienė turi kokį nors dokumentą oficialiai, kad jį galėtų? Visi turi tą patį dokumentą, aš jums tai pademonstruosiu ir pagal tą patį dokumentą visiems buvo grąžinta. Va toks dokumentas. Aš jums pridėjau. Va toks kaip pas jūs.
Bet pagal tą patį visiems buvo gražinta. Pagal tą dokumentą Išskyrus Miškinį. Išskyrus Miškinį.